Sveiki! Šiandien neremiai tema, kuri, manau, aktuali daugeliui – kelias į sveikatą ir vidinę ramybę. Kartu paieškosime atsakymų, kaip pasiekti harmoniją, pasitelkiant Virginijaus Mockaus metodus. Na, viskas ir prasideda nuo šito, tiesa? Esminis klausimas. Kodėl vieni atrodo tiesiog plaukia per gyvenimą, o kiti nuolat susiduria su sunkumais? Kodėl sergame? Kodėl nesiseka? Būtent šis klausimas ir yra atspirties taškas visam metodui, kurį šiandien nagrinėsime. Nuo jo ir prasideda kelionė gilyn. Gerai, tai kaip rasti tuos atsakymus? Pirmiausia, reikia suprasti, kas vyksta, o tam reikalinga diagnostika. Taigi, kas čia per daiktas? Energetinė ir karminė diagnostika. Įsivaizduokite tai kaip rentgeno nuotrauka tik ne kūnui, o visam gyvenimui. Tai būdas pamatyti tai, kas plika akimi nematoma, energijos srautus. Ir būtent ten dažnai slypi tikrosios priežastys, kodėl stringa reikalai, kodėl kyla problemos santykiuose ar net su pinigais. Iš esmės, tai yra problemos šaknies paieška. Ir štai kur darosi įdomu. Žiūrėkite, kokios sritys apimamos. Tai ne tik apie žmogų, analizuojama viskas. Asmeninė energija taip, bet ir namų bei darbo vietos energija. Pagalvokite apie tai. Ar kada susimastėte, kad galbūt jūsų namų aplinka tiesiog, neskamba? Taip pat žiūrima į santykių suderinamumą, konkrečių situacijų energiją ir netgi taip, santykių su pinigais. Tai labai visapusiškas požiūris. Gerai, diagnozė yra, problema aiški, kas toliau? O toliau kelias į priekį. Veiksmas, gydymas ir augimas. Ir pagrindinis įrankis tame kelyje yra reiki. Tai ne šiaip koks nors metodas problemoms lopyti. Ne, tai kur kas giliau. Tai praktika, kuri padeda ne tik atstatyti sveikatą, bet ir atrasti save. Rasti savo tikrąjį kelią, pajausti gyvenimo prasmę ir, galų gale, džiaugsmą. Tai yra tikras instrumentas vidiniam augimui. O dabar konkretumas. Kokie įrankiai siūlomi šitoje kelionėje? Visų pirma, žinoma, ta pati energetinė ar karminė diagnostika, nuo kurios viskas prasideda. Toliau reiki seansai. Meditacija, čakrų joga ir kas labai svarbu, reiki bei meditacijos mokymai. Tai reiškia, kad galima ne tik gauti pagalbą, bet ir išmokti padėti sau. Na ir žinoma, specializuoti masažai. Visas kompleksas skirtas visapusiškai geroviai. Aišku, tokiam kelyje reikalingas ir patyręs vedlys, taigi metas susipažinti su žmogumi stovinčiu už viso to. Konsultuoja karmos maistras reiki mokytojas Virginijus Mockus. Ir čia matome kai ką labai svarbaus. Tradicijos linija. Reiki nėra kažkoks naujadaras. Pažiūrėkite, viskas prasideda nuo pat įkūrėjo Mikao Usui. Ir per mokytojų grandinę žinios atkeliavo iki pat Virginijos. Tai reiškia autentiškumą. Tai reiškia, kad metodas yra perduodamas tiesiogiai, iš kartos į kartą. 25+. Tiek metų profesinės patirties. Skaičiai kalba patys už save, ar ne? Tai nėra teorija. Tai yra ilgametė kasdienė praktika dirbant su žmonėmis. Ir kaip čia parašyta, patikrinta laiko, manau, tai pasako labai daug. Be praktinės patirties, žinoma, yra ir formalioji pusė. Reiki maistras mokytojas jau nuo 97, vienas iš Reiki asociacijos steigėjų, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų narys. Reiki centrai Vilniuje, Kaune. Internetinis projektas reikimokymai.lt. Visa tai rodo ne tik asmeninę praktiką, bet ir platų indėlį į šios srities plėtrą Lietuvoje. Na štai, vaizdas susidėliojo. Tai koksgi galėtų būti kitas žingsnis tiems, kuriems tai atrodo aktualu? Kur ieškoti daugiau informacijos ir pagalbos? Ir čia yra konkretus kvietimas veikti. Apsilankykite energetiniai ar karminiai diagnostikai. Reiki seansui, sudalyvaukite meditacijoje ar reiki ir meditacijos mokymuose. Pasirinkimų spektras platus, nuo pirminio supratimo iki gilaus pasinėrimo į praktiką. O tiems, kas nori tiesiog pasidomėti plačiau, pasisemti gerų idėjų ar naudingų patarimų, tam yra skirti specialūs resursai. Taigi, svarbu įsidėmėti. Daugiau gerų idėjų ir patarimų rasite štai čia – reikimokymai.lt. Tai svetainė, kurioje visa informacija apie mokymus ir paslaugas, o motivatorius.lt tai platforma skirta platesniam idėjų ir patarimų ratui. Du naudingi adresai
Ir dar kartą noriu pabrėžti, konsultuoja karmos maistras Reiki mokytojas Virginijus Mockus. Kaip jau minėjome, tai specialistas, kurio 25 metų darbo patirtis yra, tiesiog patikrinta laiku. Na, tiems, kam visa tai pasirodė artima ir norisi žengti tolesnį žingsnį, štai konkretus kontaktai. Telefono numeris registracijai ir adresai Vilniuje bei Kaune. Viskas paprastai ir aišku. Tad pabaigai, klausimas pamastymui. Galbūt jau atėjo laikas atrasti tikrąsias savo iššūkių priežastis ir pradėti asmeninę tobulėjimo kelionę? Kelias į harmoniją visada prasideda nuo pirmo žingsnio. Ir kaip jau kalbėjome, galimybės tam yra nuo energetinės diagnostikos, reikia seansų iki meditacijos ar mokymų. Sprendimas, kaip visada, kiekvieno rankose.